su kokiais sunkumais susiduria dokumentikos režisierius, sužinojęs, kad teks šnekėti ir rodyti tik apie triukšmus, kurie neturi jokio tokio pavidalo. Tiesiog ir susiduria su pagrindiniu sunkumu, kad reikia rodyti garsą. Tai ir buvo Tai nėra, reiškia, gali rodyti pianistui natas, jisai supras, reiškia, rodysi žiūrovui. Taip, bet, nu, Tai buvo įdomus iššūkis, reiškia, kuris galva pavyko. Bet jau matosi judantis pagal triukšmą indikatorių rodiklės arba oscilografo. Toks, aišku, čia galbūt tą pateikimą tų garsų ir triukšmų, vizualų pateikimą geriau turbūt koks nors psichiatras galėtų išanalizuoti, kodėl taip viskas. Jau labiau, kad kai kurie trukdymo signalai buvo specialiai pagaminti institutuose, taip, kad žmonėms sukeltų, tiesiog neviltį, nežinau, arba depresiją. Tokia sfera. Gal dėl to žmonėm ir būna įdomu, nes tai yra tiesiog daugam nepažįstamas reiškinys. Apskritai dokumentikos televizijos kanalai yra populiarūs ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje, ir jie parodo daug įdomių dalykų. Vienas iš tokių dalykų, ir gali būti štai, tarkime, radio cenzūra, eterio cenzūros tematika. Tai štai, apie tai ir yra filmas. Čia kaip sovietų laikais buvo tas žanras naučpopas. Naučno populiarinimo. Mokslo populiarinimo filmų.